Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Ukraina panardino Krymą į tamsą. Čia milijonai žmonių liko be šviesos, kai visoje pusiasalyje plito elektros tiekimo sutrikimai, o Krymas išgyvena didžiausią krizę per visą karą. Ukrainiečiams paleidžiant vieną po kitos dronų bangas, Krymas tampa svertu, kuris dabar naudojamas karui užbaigti taip, kaip mes jį pažįstame. Didelės Rusijos kontroliuojamo Krymo dalys buvo paveiktos plataus masto elektros tiekimo sutrikimų. Rusijos paskirtos valdžios institucijos reagavo įvesdamos rotacinius elektros atjungimus, kad sumažintų ir apribotų žalą, o daugelis bendruomenių patyrė pasikartojančius 3 valandų elektros tiekimo nutraukimo ciklus. Tačiau elektros praradimas greitai sukėlė kur kas rimtesnę problemą. Dauguma siurblinių, atsakingų už vandens paskirstimą po visą pusiasalį, taip pat neteko elektros. Be elektros vandens tiekimo sistemos nustojo veikti, sukeldamos trikdžius gyvenamuosiuose rajonuose, karinėse bazėse ir svarbioje infrastruktūroje. Ši grandininė reakcija paliko Rusijos valdžią bejėgę suvaldyti krizę, nors jos nuolat žadėjo remontus ir stabilizavimo priemonės bei tikino gyventojus, kad elektra netrukus bus atkurta. Tačiau elektros tiekimo sutrikimai ir toliau plinta greičiau, nei spėjama atlikti remontus. Kadangi didžioji dalis Krymo infrastruktūros išlieka centralizuota, kelių pagrindinių mazgų gedimai paveikė didelės teritorijas vienu metu, todėl teko nustatyti prioritetus, kuriems sektoriams bus tiekiama elektra, o kiti liko be patikimo elektros ar vandens tiekimo. Šie sutrikimai kilo po virtinės Ukrainos smūgių, nukreiptų į pagrindinius Krymo energetikos tinklo elementus. Vienas reikšmingiausių pastarųjų atakų buvo įvykdyta prieš Kamyš-Burunsko kombinuotą šilumos ir elektros jėgainę netoli Kerčės. Palydovinės nuotraukos patvirtino gaisrus objekte, o pranešimai rodė, kad buvo pataikyta į kuro saugyklą. Gyventojai paskelbė daugybę vaizdo įrašų, kuriuose matyti milžiniškas dūmų stulpas, besitęsiantis maždaug 50 km per rytinį Krymą. Nepaisant akivaizdžios žalos, Rusijos valdžia iš pradžių bandė apibūdinti elektros tiekimo sutrikimus kaip paprastą avariją elektros tinkle. Anksčiau Ukrainos pajėgos taikėsi į šiluminę elektrinę netoli Simferopolio, kur po smūgio valandas degė gaisrai, o sprogimai buvo girdimi iš toli. Palydoviniai duomenys patvirtino kelias gaisro vietas objekte, o paskelbtos nuotraukos rodė didelę žalą. Elektrinė atlieka svarbų vaidmenį tiekiant elektrą centriniam Krymui, todėl jos sutrikimas ypač kenkia viso pusiasalio tinklo stabilumui. Papildomi smūgiai buvo nukreipti į pagalbinę infrastruktūrą visame regione. Ukrainos dronai išjungė elektros pastotę netoli Čonharo, taip nutraukdami dar vieną svarbų energetinį mazgą. Tuo pačiu metu Ukrainos pajėgos smogė 4 dujų kompresorinėms stotims, esančioms Žuravlivkoje, Aromatinėje, Kliučiuose ir Lochivkoje, be kurių gamtinės dujos negali būti paskirstytos po visą pusiasalį. Kitas didelis smūgis buvo suduotas kuro ir dujų saugyklai, priklausančiai TS bendrovei netoli Bachčisarajaus, kur kilo didelis gaisras vienoje svarbiausių Krymo kuro paskirstymo vietų. Krizę dar labiau gilina nenutrūkstami Ukrainos smūgiai, nutraukiantys kuro tiekimą, todėl net ir skystų kurų varomi generatoriai tampa nenaudojami elektros tiekimo sutrikimų metu. Šių atakų reikšmė tampa aiškesnė, kai į jas žiūrima kaip į didesnės kampanijos dalį. Ukraina sistemingai atakuoja tarpusavyje susijusi tinklą, kuris leidžia Krymui funkcionuoti tiek kaip civiliam regionui, tiek kaip kariniam centrui. Kritinė infrastruktūra yra atakuojama vienu metu, paversdama Krymą iš saugios užnugario bazės į brangią naštą, kuri nuolat eikvoja Rusijos išteklius. Dėl to degalų trūkumas privertė valdžią sustabdyti benzino pardavimą civiliams, atsargas daugiausia paliekant tik specialiosioms tarnyboms ir saugumo pajėgoms, o net ir viešasis transportas buvo sutrikdytas. Turizmas, viena svarbiausių Krymo ekonomikos šakų, žlugo, iki 80% lankytojų atšaukė rezervacijas, o verslai sunkiai išsilaiko. Rusijos valdžia įvedė papildomas nepaprastąsias priemones, įskaitant tam tikrų transporto priemonių naudojimo apribojimus, didelių viešų renginių atšaukimą, sutrumpintą darbo laiką ir griežtesnius saugumo reikalavimus, tačiau visa tai be matomų rezultatų. Šie įvykiai turi didelę politinę reikšmę, nes Krymas išlieka viena simboliškai svarbiausių Kremliaus užimtų teritorijų. Vis dėlto dabar jo gyventojai atsidūrė ant pilietinių neramumų slenksčio, nes gyvenimo sąlygos sparčiai blogėja. Dėl to tai, kas anksčiau teikė politinę vertę Rusijos valdžiai, dabar tampa našta, o Ukrainos derybinės pozicijos stiprėja bet kokiose būsimose derybose.
Rusijai kasdien griežtinant apribojimus, Kryme gyvenančių žmonių nepasitenkinimas vis garsėja, sudarydamas bent jau palankesnės sąlygas Ukrainai diplomatinėje arenoje. Apskritai, besiklostanti krizė rodo, kad Ukrainos kampanija gerokai peržengė vien karinius tikslus. Degalų trūkumas, elektros tiekimo sutrikimai ir vandens tiekimo problemos dabar plinta visame Kryme, griaudami Rusijos stabilumo ir kontrolės įvaizdį bei atskleisdami silpnybės, kurias vis sunkiau nuslėpti su kiekvienu nauju elektros tiekimo sutrikimu. Vietos gyventojams susiduriant su vis didesniu netikrumu, blogėjančiomis paslaugomis ir augančiais apribojimais, pusiasalis tampa akivaizdžiu pavyzdžiu, kiek daug kainuoja išlaikyti kontrolę nuolatinio spaudimo sąlygomis. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.